šou. Ne, čia iš tikrųjų Richardo šou. Visiems sakau labas, su jumis sveikinasi Ryčka iš savo nuostabios kalėdinės virtuvės. Kaip žinote, liko viena savaitė su viena diena iki kalėdų, todėl nusprendžiau ką nors pagaminti šventiško. Tiesą sakant, ilgai nemąsčiau ką gaminti, nes šaldytuve pastebėjau viščiuką, tai ir nusprendžiau pagaminti kalėdinį keptą viščiuką. O kol pradėsim, noriu visus pasveikinti su artėjančiom atostogom, kalėdom ir naujaisiais metais. Dabar pamatysite, ko mums reikės. Mums reikės viščiuko, svogūnų, citrinos, sviesto, 3-4 skilteles česnako, šaukštelį druskos, šaukštelio trečdalį pipirų bei keletą kmynų. O jeigu norite garnyrui tai reikės žalių burokų, obuolių, svogūnų, augyčių, tantų ir obuolio vėl. Taigi pamatėte, ko mums reikės, taigi papasakosiu, kokia turėtų įga būti. Pirmiausia, nusiplausite viščiuką, į atskirą indelį susimaišysite sviestą, česnakus, pipirą, druską, kmynus, nes tai bus marinatas, su kuriuo ištrinsime vištą ir paliksime per naktį, kol pasimarinuos. Kol keps višta, jūs galėsite tas bulves nusiskusti ir uždėti virti, arba pavirti ir apkepti, arba kartu kepti su višta. Tai jūsų pasirinkimas. Tai va, pasiemam bliūdą, dedam sviestą, tada pasiemam česnakus ir susitraiškome per traiškiklę. Dabar įdėsime šaukštelį druskos. Dabar trečdalį šaukštelio pipirų ir truputį kmynų. Dabar mūsų laukia svarbiausias momentas. Tai vištos ištrinimas. Svarbiausia būti nusiplovusiam rankas ir gerai ištrinti vištą. Ir visą tai, ką mes turėjome, čia sudėję tą bliūdą, su rankom išmaišom. Ir ištrinam vištą. Vištos išorę ir be abejo vidų. Ištrynę vištą paliekame per naktį arba porą 2-3 valandas. Tai va, grįžau, buvau palikęs per naktį, kad užsimarinuotų višta. O dabar prieš kepimą galima į vištos vidų įdėti svogūno galvutę ir pusę citrinos. Dabar galim dėti į skardą ir kepti apie valandą įkaitintoj orkaitėj iki 180–200 laipsnių. Dabar į tą skardą įdėsiu vištą per vidurį. Kodėl ta višta per vidurį? O todėl, kad iš šonų bus uždėti garnyrai, kurie turės irgi kepti kartu su višta, bet kai jau višta bus apkepusi 30 minučių. Tai va, praėjo 30 kažkur minučių ir galime dėti kepti burokus. Štai šitos. O obuoliukus su svogūnais tai dėsime biškį vėliau. Kol kepa višta, galite nusiskusti bulves ir jas išsivirti. Taigi išsiviriau bulves, bet nepilnai. Tik 15 minučių, o šiaip reiktų 20. O kodėl aš tik 15 minučių išsiviriau? Todėl, kad jas įdėsiu skardelę su sviestu, užbersiu bulvių prieskonių labai nedaug ir įdėsiu orkaitę su višta kepti, kad išeitų skanesnė. Tai dabar sudedam bulves. Štai turim bulves sudėtas, o dabar galime užberti bulvių prieskonių. Dabar galim dėti į orkaitę. Šalia burokų įdedu bulves. Ir kepsiu apie 10 minučių. Kaip matote, iškepė kalėdinė višta.
Dabar galime ją ištraukti ir patiekti ant stalo. Štai iškepė viskas ir kaip skaniai atrodo. Burokėliai, višta, bei bulvės. Taigi, pamatėte, kaip pasigaminau kalėdinę keptą vištą, atrodo neblogai, ne? Jeigu jums patiko šita višta, spaudžiate like, o jeigu nepatiko, spaudžiate dislike. Tai va, iš ko noriu pasakyti, varom į mano fanų Facebook'o puslapį, spaudžiate patinka, žiūrit, vertinat, komentuojat, spaudžiate like ir dalinatės. O YouTube'e taip pat spaudžiate like, dislike, thumbs up, subscribinat, komentuojat, vertinat, video galui komentuojat, vertinat, einate į fanus ir dalinatės su draugais mano video. Tad sakau, dalinatės, nesivaržykite, mano video bus vis daugiau ir daugiau, užteks visiems. Ir ką galiu pasakyti, su jumis buvo Richardas ir jo kalėdinė virtuvė. Visiems savo žiūrovams ir fanams noriu palinkėti ramybės, laimės, džiaugsmo, sveikatos, pinigų ir viso ko geriausio. Kaip sakau, susitiksime kitoje laidelėje. Įdomu, ką gaminti kitą penktadienį? Net neįsivaizduoju. Gal tą? Ne. O gal ten tą? Ne, žinau. Gaminsiu. Nieko negaminsiu. Geriau jaučiu paliksiu savo fanus ir pabėgsiu į užsienį. O ten tai pagaminsiu čiukčiams maistą. Bet visas šitas tik tarp mūsų.